noriu pasakyti, kad lėšos administravimui visose srityse mažėja maždaug 20–30%, praktiškai tolygiai, ir jeigu jūs analizavote biudžetą, ten yra šiokių tokių svyravimų į vieną ir kitą pusę, tai yra pridėtos neišmokėtos skolos, buvo šiokių tokių netikslumų pernai formuojant biudžeto eilutes, kurie buvo išaiškinti ir buvo pataisyta, ir iš tikrųjų, na, kiek analizavau, tikrai kažkokių nuskriaustų, ypatingai nuskriaustų neturėtų likti. Siūlau tvirtinti tokį biudžetą, tikėkime, kad šiemet nebereikės jo dar kartą mažinti, ko labai norėtume, tačiau atrodo, kad galimybėms ribų nėra. Jeigu sugebėjom susimažinti 225 milijonais, tai ką gali žinoti, gali tekti mažinti ir dar daugiau. Tačiau yra ir kitas posakis. Sako, kai baigėsi pinigai, prasideda reformos. Taigi atrodo, kad liūdna neturi ir per daug nuobodų šiais metais taip pat neturėtų būti finansų srityje. Tai tiek. Klausimą turi tarybos parlamentaras. Aš gal daugiau ne klausimą, bet pasiūlymą. Kadangi toks biudžetas yra mūsų, kaip sakyti, stipriai karpytas, ar jūs nemanote, kad vis tik tai reikėtų sudaryti, nu, gal darbo grupę kažkokią, kuri galėtų nustatyti prioritetus tų sričių, jeigu, tarkim, atsirastų metų bėgyje papildomai pajamų. Ir reikėtų vis tik tai, kad tas būtų patvirtinta taryboje ir būtent patvirtinto sąrašo ir vadovautis metų bėgyje. Tai vienas pasiūlymas. Antrasis pasiūlymas, aš čia norėjau jūs atkreipti dėmesį, kad tas kiekviena jūsų ant stalo būtų labai geras ir solidus žurnalas eskizai. Todėl pasiūlyčiau vis tik tai skirti šiek tiek papildomai lėšų, apie 3000 litų iš reprezentacinių lėšų. Ačiū, aš pabandysiu bent pirmą atsakyti, o antras pasiūlymas jūsų turbūt turėtų būti priimtas kaip pasiūlymas, už kurį būtų balsuojama. Tai ačiū, iš tiesų pasiūlymas yra labai geras dėl biudžeto priežiūros, kadangi tikrai ekonomikos komitetas vienas nebus pajėgus to padaryti. Na, mes turime biudžeto priežiūros grupę, į kurią įeina visų komitetų pirmininkai ir finansų skyriaus darbuotojai. Tai aš jį buvo 9 metam. Tai aš manyčiau, kad tą grupę arba ją iš naujo reikėtų, na, peržiūrės sudėti, jeigu jinai yra pilnai patenkina visus, tai ją tokį ir palikti ir pratęsti jos darbą, arba tiesiog daryti pakeitimus, bet iš tiesų tai yra reikalinga, nusistatyti prioritetinės sritis. Pagaliau, jeigu ir negausim kažko papildomo, jeigu ir truks, tai bent jau žinoti, kur iš tikrųjų skaudžiausios vietos, kam daugiausiai reikia. Jūs savo pranešime minėjote, kad atsiradus papildomai lėšų, prioritetinė kryptis būtų finansuoti kelių priežiūrą ir panašiai. Tuo pačiu, kalbėdama apie pajamas, jūs paminėjote apie tai, kad sunku tikėtis iš mokesčių, iš gyventojų pajamų ir panašiai. Ar jūs nemanote, kad į prioritetinę sritį reiktų įdėti ir verslo rėmimą, turiuomenį ir smulkaus vidutinio verslo fondą, ir verslo paslaugų teikimą, nes norėdamas gauti reikia duoti. Ir apskritai bendroje eigoje, ekonomikoje 3,9% tai yra pakankamai kuklus indėlis į verslo skatinimą ir ekonominės plėtros perspektyvas. Ačiū. Ačiū Jums, tai aš tada irgi pamąstymais tokiais galiu Jums atsakyti, kad iš tiesų manau, kad verslo skatinimui reikėtų skirti pinigų. Ir tas ir buvo padaryta, 50 000 buvo skirtas smulkaus vidutinio verslo rėmimo fondui. Aišku, tai yra ne tiek didelės lėšos, kaip norėtume mes jų turėti. Ir verslo rėmimo programos taip pat galėtų būti finansuojamos. Bet, kaip matote, na, yra kaip yra. Ir šiandien jūs svarstysite, mes visi svarstysime paskolos pritarimą, paimti paskolą, iš kurios būtų finansuojama investicinių projektų
Ir tai iš tiesų irgi bus viena iš paramos verslui formų. Atėjus lėšoms į savivaldybę, verslas bent jau turės galimybę užsidirbti ir žmonės mažiau stovės socialinio paslaugų skyriuje. Pašalpų. Ar gerai atsakiau? Ačiū. Prašau. Tarybos narys Romas Tyvaras. Ačiū, gerbiamas merė. Aš klausimų neturiu. Aš tiesiog turiu pasiūlymą ir pamąstymą. Kadangi mano kolega Regimantas dabar kalbėjo apie pagalbą paramą verslui, mes turbūt suprantam, kad tas 50 000, kurie čia yra skirti, tai yra labai simboliška, tiesiog dar administravimui paliksim ten šiek tiek šitų pinigėlių ir jų tikrai kažkokiam tai apčiuopiamam verslo skatinimui tikrai neužteks. Todėl mano siūlymas yra toks. Šiai dienai mūsų yra keletas sričių, kurios savotiškai pagal mūsų priimamus sprendimus mažėja ir siaurėja. Mes uždarom mokyklas, uždarom kultūros namus, uždarom bibliotekas. Reikia pagalvoti apie struktūrą šiuose padaliniuose. Tai viena. Toliau, ypatingai daug darbo dabar, kiek pastebėm, turi socialinės paramos skyrius. Reiškia, šitoj vietoje vėlgi reikia labai rimtai galvoti, kaip pagelbėti šitiems specialistam, atitinkamai galbūt kažkur tai kitur su struktūra sumažintis. Ir pagrindinis dalykas, ką aš siūlyčiau, kaip galima padėti verslui, tai nors ir pakankamai gerai dirba mūsų investicijų skyrius, bet manyčiau, šitos skyriaus stiprinimas, darbas su projektais yra tas sritis, kuri gali padėti mažinti bedarbystę ir skatinti verslą. Todėl šitoje srityje, aš manyčiau, ypatingų pinigų nereikia, taip struktūroje tik tai padarius kai kokius pasikeitimus, galima pasiekti tikrai nemažų rezultatų, kurie galėtų lemti ir biudžeto surinkimą, ir nedarbo mažinimą, ir verslo atsigavimą. Ačiū. Gal aš tuomet irgi šiek tiek pakomentuosiu jūsų pasisakymą. Tai šiandien taip pat svarstysime darbo grupės paruoštą sprendimą apie kultūros išvietimų ir kultūros įstaigų kaime struktūros pakeitimus. Tai yra pirminis variantas, kadangi buvo labai trumpas laikas tai analizė ir išvadų padarimo iš tiesų, tai buvo tiesiog pritarimas tam, ką siūlo savivaldybės administracija su savo padaliniais. Tas darbas, aš manau, bus tęsiamas. Aš pati asmeniškai taip pat galvoju, kad struktūrą reikia keisti ir bandysiu tą įrodyti. Optimizavimas neturi pabaigos, jisai gali tęstis ir tęstis. Ir iš tiesų, sumažinus išlaidas išlaikymui, tas pačias išlaidas skiriant priemonėms, iš tiesų mes turėtume turbūt geresnį rezultatą. Dėl pagalbos socialinės apsaugos skyriui, jeigu jiems tos reikia, aš manau, kad tarp direktorių tai galėtų būti sprendžiama, bet tai, kaip, didinti etatų skaičių šiais laikais, aš nežinau, ar čia tai bus labai gražu. O investicijų skyrius, tikrai ačiū jiems labai už darbą, bet tai čia kaip su tuo protingu vaiku šeimoje, jam vis reikia, o tėvai sukitės iš paskutiniųjų. Tai, žinoma, tai jų darbas atneša pinigus į rajoną, bet kartu ištraukia ir iš biudžeto pinigus. Daugiau atneša, žinoma, bet kai reikia paimti ir tą 15% prisidėjimą, tai tai tada ir lendam į skolas. Tikrai norams galo nėra ir ką reikia daryti, tai reikia, bet tai, toks sunkus laikas. Gal kažkaip susitvarkykim su tuo, ką esam padarė jau kur projektai parengti ir dabar vėl eina sekanti grupė projektų rengiama, tai aišku, tai žiūrima į priekį, manykime, kad kitais metais gal bus šiek tiek lengviau. Tegu dirba žmonės.